Labutis. Pažiūrėsim šiandien, kokią mums istoriją papasakos kortos. Ne? Ką tau reikia žinoti? Nagi. Ką mums papasakos šiandien kortos? Į tavo gyvenimą ateina nauji jausmai. Galbūt tai yra kažkas tokio, ko tu anksčiau norėjai. Pavyzdžiui, kas tave pripildo, ne? Pavyzdžiui, gal gera alga, gal kažkoks pirkinys, ne? Vat, nuo ko tu jautiesi fiziškai pilnas. Tai vat mums įrodo, kažkodėl dabar jau esi nusivylęs, vėl nieko nebetikė, ne? Tai vat į tavo gyvenimą ateina prisipildymas. Tiek finansinis, tiek toks dvasinis prisipildymas, ne? Galbūt bus kažkoks tai balius, galėsi atsipalaiduoti, ta prasme išgerti, ne? Tiesiog atsipalaiduoti gėrimis, va taip. Tvarkoj. Arba tu nori atsipalaiduoti, nes jau nuo visko pavargai. Na štai, ką turi. Dabar yra truputėlį uždarytas kelias. Stovi blokas. Blokas yra susijęs su tavo vieniem, tai bus realiai širdis, ne? Pavyzdžiui, širdies problemos. Kitiem gali būti su krauju problemos, pavyzdžiui, žemas hemoglobinas, žemas, reiškia, galbūt kreša kraujas, kažkam nekreša kraujas, ne? Su krauju gali būti problemos, ne? Ir dar kitiem gali būti problema širdingai pergyvenat. Širdingai pergyvenat, dėl visko pergyvenat, reiškia, tam ribų nėra, visur, reiškia, rasit tą tokį, kaip čia kiti būna, kad vat skundžiasi, kaip man blogai. Tai vat tokie vat pastovus, tarsi specialūs, bet nespecialūs pergyvenimai, negali pasakyti, kad aš specialiai pergyvenu, bet kai nėra kur atsipalaiduoti arba įsilieti, va taip ir gaunasi, kad lieka viskas savyje ir nėra kam įsipasakot ir tie konfliktai visi viduje lieka. Ir ties tuo atsiranda blokas, kad tu negali netgi įsipasakot, galbūt nėra kam, galbūt ilgai nebuvo kam ir jau tai liko kaip akmuo ant širdies, ne? Kitiem gali būti labai dideli konfliktai. Konfliktai būtent dėl to, kad kadangi mums rodo, kad galimai kažkam dėl alkoholio, ne? Ir kitiem bus dėl to, kad per daug išleidžiate, išlaidus esate. Konfliktai gali būti. Konfliktai bus šeimoje, šeimos rate, giminiai kažkur, ne? Ir tie konfliktai susiję daugiau su ateitim, su ateities perspektyvom. Tai reiškia, kaip tu gyvensi, jeigu tu esi ant tiek išlaidus, kaip tu galėsi nuomotis, taigi tu pagalvok, ką tu uždirbi, tu tuoj pat viską išleidi. Ir konfliktai ties ta vieta visą laiką. Arba tu per daug išleidi ant gėrimo, ne? Tu labai esi atsipalaidavęs, kodėl tu taip elgiesi, ne? Kodėl nepasitaupai, kodėl, tokie šeimyniški, paprasti konfliktai gali būti šeimoje. Taip, kas dar? Į šeimą, nes mums rodo pagrindę tokius šeimyninius reikalus, ne? Ir į šeimą gali kištis treti asmenys. Pavyzdžiui, tokie kaip Anyta, draugai, draugės, galbūt ateina draugės, ne? Ir, pavyzdžiui, nuteikinėja irgi sudarydami kažkokį tai konfliktą. Tarsi ateina, tarkim, koks draugas pas tavo vyrą, ne?
Ir jis va ten sako, o jėtus, kokia pas tave žmona, jėtus, aš tokios gyvenime nesirinkčiau. Ir va tokiu būdu atrodo, tai yra visiškai, nepriklauso, tau gali, nežiūrėti tokį dalyką rimtai. Va pasakyti savo nuomonę, pasilaikyti savo. Bet va tai tas vyrukas, tai tik pavyzdys. Tas vyrukas, jis visą tą negatyvą paima ir perkelia į savo šeimą. Tai reiškia, ką tas jam draugas sakė, jis viską perkels ant žmonos ir tą priekaištą dės žmonai. Kokia tu esi bloga, kad tu darai taip, anaip trečiaip. Tai čia buvo net ne jo nuomonė, čia buvo, tarkim, draugo nuomonė ir jinai turėjo būti palaidota ta nuomonė, bet dėja jis ją paėmė ir perkelė į šeimą. Tokiu būdu gaunasi, kad netgi neįsikišo trečias asmuo, jis tiesiog išsakė savo kažkokią tai poziciją, kurią turėjo tik išklausyti ir palaidoti vietoj, bet ne ją perkelė ir iš to padarė dar didesnį burbulą, reiškia viską suklijavo ir šią tau pasiimk. O taip neturėtų būti, va taip šeimos ir skiriasi. Dažniausiai problema būna čia, kad ateina draugai, draugės ir reiškia mes nemokam to atskirti. Tvarkoj. Ką dar mums kortas papasakos? Vat aš apie tai ir šneku. Moteris turi, reiškia, vyrai turi klausyti moterų. Ne ką jiem draugai šneka, o ką sako jų pačių žmona, draugė, su kuria gyvena. Ne? Todėl, kad vyras turi elgtis teisingai su moterimis, ne? Kad šeimoje būtų priteklius, turi būti teisingai viskas padaryta. Visi pamatai turi būti tvarkingai padėti, ne? Moteris, ypač moteris, ne? Atsižvelgite tokį vyrą, kuris, ką jis atneša, ką jis sako atnešdamas, ne? Ar kartais nebuvo taip, kad pridėta, nudėta ir dabar jis visą tai sugumuliavo ar atsinešė. Tai yra labai svarbu, kad vyras teisingai elgtųsi santykiuose, ne? Taip pat, kad vyras įneštų namo ką nors, pavyzdžiui, algą, pavyzdžiui, maistą, pavyzdžiui, kad jis šeimą išdidintų. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad jis stengtųsi įsigyti teisės, stengtųsi įsigyti mašiną, stengtųsi kažką dar įsigyti, galbūt būstą įsigyti, ne? Kad jis, reiškia, savo jėgas eikvotų ant didėjimo šeimos, ant platėjimo šeimos, ant gausos šeimos, ne? Kad jis, reiškia, žodžiu, kad jis mokėtų teisingai pasirinkti, kad jis mokėtų netgi, tas teisingai pasirinkti yra labai svarbu, ne? Tvarkoj, ką dar turim, šiandien tema žiūriu bendra, nėra kažkokios atskiros, dabar jau išplaukiam mes į tą vieną, kaip sakau, temą, reiškia, yra skirta kažkokiai moteriai, kuriai labai yra sunku su vyru, kuri patiria labai daug sunkumų, tačiau kol kas tai nėra labai tragiška, bent jau čia. Kol kas nėra tragiškas, yra tiesiog sunkumai su vyru, galbūt yra daug įsipareigojimo, ne, ir nespėjom suktis. Galbūt reikia ir dirbti, ir namie, ir lauke, ir grįžti namo, ir iš namų, ir daug darbų, ir mes nespėjom, žodžiu, suktis. Tačiau mums čia rodo, kad vyras yra gana lėtas ir jis tiek pagalbos, tiek neduoda, kiek reikia moteriai. Moteris čia yra ugninga, ne? Jinai daugiau paima ant savęs, jinai yra aktyvesnė, jinai yra daugiau energingesnė. Ir visą galvą, visą šeimos reikalus tvarko pati moteris, bet jai yra labai sunku. Jai yra per sunku. Tai gali netgi atsiliepti ir ant sveikatos. Pavyzdžiui, gali skaudėti nugarą. Matom, ant nugaros, ne, tempia viską. Gali skaudėti sprandą, gali skaudėti netgi galvą labai dažnai, ne.
Tai va, a, taip, dabar dabar jeigu moteris, ypač moteris, jeigu jaučia, kad yra kažkokios manipuliacijos, štai moteris, kuri jaučia, kad yra kažkokios manipuliacijos, galbūt gali įtarti, kad kažkas ant jos negražiai tokį negatyvą deda. Pavyzdžiui, jinai pajuto, kad ta, ana ar kita moteris, kažkaip moteris, aš pabrėžiu moteris, kadangi tai dažniausiai būna iš moterų. Pavyzdžiui, jinai mane apšneka, jinai mane šmeižia ir jinai nori man pakenkti. Aš tikrai žinau, kad nori man pakenkti. Tai jeigu moteris pajunta bent kažkokias tai manipuliacijas iš tos pusės, iš ezoterikos pusės, ne, tai moteris moka padėti bloką, kažkokiu būdu, tarp kitko, kažkokiu būdu turi ir moka tai sustabdyti. Štai mums ir bokštas tai patvirtina, kad moteris moka suvaldyti situaciją, kai tik patiria, kad kažkokias tai keistas manipuliacijas. Galbūt dažnai kreipiasi pas būrėjas, ne, ir sustabdo tokius galimai neteisingus veiksmus, galimai jai atrodo, kad tie veiksmai yra neteisingi, ne. Taip, šiai moteriai dar yra žinutė, bus žinutė. Ne, ateis daug žinių, arba viena žinia, arba bus daug visko, prasidės veiksmas, reiškia, buvo užblokuota tai, ko nereikėjo, galbūt kaip tik moteriai reikėjo įsiaiškinti dėl jos vyro, ne, galimai, ir kaip tik jinai galimai, taip vieniem bus, kad moteris kreipsis į kažkokias tai įstaigas, pavyzdžiui, galbūt kažkas norės skirtis, ne. O vyras, jis nebus nusiteikęs skirtis, bet vyras bus gana gudrus, gana toks nenusiteikęs, kad jį žemintų, ne. Kitiem bus tokia žinutė, kad, pavyzdžiui, moteris negali išsirinkti, pavyzdžiui, tarp kelių vyrų. Čia turim netgi du, gali būti ir taip. Čia ko gero mes grįšim jau prie ano būrimo, bet aš gal daugiau ir tikriausiai daugiau ir nedėsiu. Nes jeigu čia bus du vyrai, pavyzdžiui, galbūt moteris, pavyzdžiui, labai dažnai vaikšto pas savo tėvą, daugiau klausia, ne, kaip ką daryti dėl savo vyro. Nes kažkaip tai čia vyro klausimas kyla, nes vyras yra kažkoks biškė, gali netgi apgaudinėti, gali žeminti, gali save per daug lepinti ir aukštinti, toks biškė egoistas, čia mes turim tokį vyrą egoistą. Ir čia kažkokia yra problema, ne, su vyru. Tai gali būti, kad moteris, pavyzdžiui, kreipsis kažkokių reikalų, pavyzdžiui, norės jį įdarbinti, ne, ieškos jam darbo. Nu, čia tik pavyzdys. Tada galbūt tvarkys kažkokias pašalpas. Galbūt moteris, žodžiu, kreipsis ir kažkokias įstaigas, galbūt kažkokias pensijas, galbūt dėl invalidumo, ne, kažkokias tai dalykus, galbūt globą, galbūt dar kažką gali tvarkyti pagal šitą kortą. Pavyzdžiui, vyras nesugeba to, trečias susitvarkyti, teks jai padėti jam susitvarkyti. Ne. Taip pat gali būti jau kas eis ties skyrybom, ne, irgi gali būti, kad kreipsis ten į advokatus, kad tvarkytis, ne. Kad, pavyzdžiui, bandys susitvarkyti su vyru, ne, ką čia su juo daryti, nes vienas dalykas yra kreiptis pas šitą vyruką, o kitas dalykas kreiptis pas šitą vyruką, jie yra labai skirtingi,
tai galbūt netgi ne vieną įstaigą reikės praeiti, kažko moteris ieškos. Galbūt, pavyzdžiui, moteris gali ieškoti problemos ir su alkoholiu, kaip ją sutvarkyti. Galbūt vėl kreipsis pas daktarą, ane, kaip ten užkoduoti ir taip toliau. Ane. Po to, pavyzdžiui, su tuo susijusi kiti dalykai, reiškia, tu vyrą užkoduoji, o po to, jeigu tenka dirbti su socialiniais, ar ten su policininkais, ar ten, pavyzdžiui, tvarkytos baudas įvairias, dėl to, kad jau buvo kažkoks incidentas, reikia, pavyzdžiui, apmokėti, kažkur kreiptis, dėl to kažkokius prašymus rašyti. Nu, čia kaip kam, ne? Bet, žodžiu, du aukštieji tokie vyrukai, su kuriais kažkam teks bendrauti. Na ir dar biškį, pažiūrėkim. Na ir dar biškį. Taip, vis tik moteris nenuleis rankų, dar bandys gelbėti santykius. Nežinau, ar ilgam, taip gali būti, kad tai ne ilgam, nes dažniausiai kaip, jeigu jau koduojama, ne, tai ilgai tas toks momentas nevyksta, jis vis tiek nutrunka ir mes grįžtam į senas vėžes. Taigi, mums Saulė rodo, kad kažkoks rezultatas geras turėtų būti, kad ši mintis būtų gera, kad veiksmas bus geras. Jeigu reikėtų pasigydyti ar bent kažkokios medicinės pagalbos, kaip ir tinka, šitas variantas praeitų, tinka jis. Jeigu reikia kreiptis dar kažkur toliau į psichiatrinės irgi įstaigas, jis irgi tiktų. Žodžiu, ką besiimtumėt, jūs galite bandyti, jums tiks. Bent kažkokį rezultatą gerą galite turėti. Ilgam laikui, ne, tai gana toks produktyvus būdas būtų, kam tai yra aktualu, tikrai gali drąsiai mėginti. Dabar su tuo bus susijęti dideli lūkesčiai. Kadangi mums taip ir baigėsi ant lūkesčių, tai dar vieną kartą pridėsiu, kadangi mums rodo rezultatą gerą, bet dar lieka kažkokie lūkesčiai. Nagi kokie lūkesčiai. Viskas bus gerai. Kas kreipiasi, pavyzdžiui, pas būrėjus, ir čia mums vėl rodo taurę, matot, kaip įdomiai. Kas kreipiasi, pavyzdžiui, pas būrėjus kažkokios apsaugos, ne? Reiškia, irgi labai gerai veiks apsaugos, kas kreipsis, taip, kas kreipsis kažkokiu amuletų talismanu, irgi labai gerai veiks. Tai va, ir mes viską aptariam. Kas kreipsis bet kokios pagalbos, jūs gausite viską, ko jums reikia, ko jūs tikėsite, vyraus pas jūs sėkmė, meilė, laimė, džiaugsmas, santarvė, jeigu prie to eisite teisingais keliais. Taigi, o aš atsisveikinu. Iki.